Trenerė, rezultatas skirtumas nemažas. Kaip vertintumėt šias rungtynes pats? Tai merginos žaidė tokį stilium, kokį norim žaisti ir realiai nuo pirmos minutės iki paskutinios žaidė, tai su to ir sveikinu. Ar planas buvo išmesti tiek tritaškių, ar varžovės leido? Ir planas, ir varžovės leido, tai toks mūsų stilius. Sveikinu Brigitą su pergalė. Snaiperė tampi, žinai? Nu kažkaip paskutinės 2 varžybos, jo. Specialiai buvo dirbta, ar kaip aš per transliaciją minėjau, ar geriausias pasiruošimas artėjančiam sezonui yra žaidimas ir treniruotė su rinktinė? Tai visada su rinktinė tu kažkiek tobulėjai, nes ten vis tiek žymiai aukštesnis lygis, tu daugiau patirties įgauni ir panašiai. Matomai ta vasara tas darbas gal atsiperka. Paklausiu vėliau ir varžovių tavo, ar visos dovanos supirktos, ar jau pasiruošusi kalėdiniam laikotarpiui? Visos dovanos supirktos, dar laukiu, kol kurjeriai pristatys, tai tikiuosi spės laiku, o šiaip kalėdom ir šventiniam laikotarpiui jau pasiruošus. Puiku, sveikinu, ačiū. Trenerė, yra tokia daina, atsukim laiką atgal. Jeigu atsuktume, ar darytumėt šiandieną prieš rungtynes kažką kitaip? Manau, kad nieko kitaip nepadarytumėm. Sveikinam varžovės Klaipėdą su pergalė. Tikrai davė gerų pamokų. Mes šiandieną nei viena neatvažiavome į varžybą, žaidėm prieš krepšinį. Buvo, manau, prasčiausios rungtynės per šį sezoną. Eglė Kisarauskaitė šiandieną buvo žymiai naudingesnė už sesę. Ar Miglė galbūt dar svajojo pakartoti kažkokį tokį pasirodymą kaip Panevėžy, ar jai tiesiog, ne ta diena? Ne, manau, kad turės visos peržiūrėti dar kartelį rungtynės, pasikarpysim, pažiūrėsim, apsitarsim ir iš esmės čia tikrai niekas nieko per daug negalvoja, niekas neužmiega ant laurų, tai tiek, kad mes tikrai paprasčiausiai nekovojom, pasidavinėjom, rodo statistiką viską ir sakau, buvo viskas prieš krepšinį. Ar yra su kuo sveikinti, ar nelabai? Manau, kad nelabai, kaip treneris sakė, šiandien turbūt buvo mūsų baisiausios rungtynės. Gal ne ta koja išlipo iš lovų, nežinau, bet šiandien tikrai neatrodėm taip, kaip turėtume atrodyti, tai tokios liūdnokos nuotaikos šiandien. Kaip galėtumėt pasikelt nuotaiką? Manau, reikės pasitreniruoti, tritaškius pamėtyti, nes varžovės labai puikiai pataiko tritaškius. Nežinau, gal atšvęst kalėdas ir po kalėdų gal bus kažkas geriau. 25 dienos laisvas, neišmuš labai iš vėžių? Aš labai tikiuosi, kad neišmuš. Manau, kad irgi treniruosimės, gal šiek tiek pailsėsim, gal tas poilsis dar padės visom emociškai ir kibsim toliau į darbus. Ar kalėdinės dovanas jau visas supirkai? Visas tikrai, turėsim su komanda, keisimės dovanom, tai viskas suruošta, supakuota, jo.